dar vieną ataką, smūgis į vartus ir į vartais. 4-0. Ir pasižymi didžiausia Zagrebo Dinamo komandos žvaigždė, pasižymi Lukas Stojkovičius. Keliauja prie kampinio vėliavėlės, įvartį išvesti 22 kroatų talentas. 4-0 jau yra rimta. Ta irgi reikia pripažinti. Dar kartą šis situacija, štai čia pražanga. Kauno Žalgiris greitai bando žaisti kamuolį, iš karto klaida, iš karto vertikalus perdavimas į priekį ir štai čia Lukas Stojkovičius turi erdvės ir į patį vartų kampą nuo virpsto kamuolys atsitrenkia ir skrieja į vartus. Rokui Leketui nepavyko uždaryti šio smūgio. Ir viskas baigėsi ketvirtuoju įvarčiu. Vėlgi epizodas, kai Tomui Švedkauskui čia nieko nepasakysi. Vartininkas tiesiog žiūrėjo, kaip kamuolys skrieja į jo ginamus vartus.